Rusija ruošia naują masinių atakų seriją prieš Kijevą, tačiau po Sergejaus Lavrovo pokalbio su JAV valstybės sekretoriumi Marku Rubiu Kremliuje kažkas sulūžo. Ten pareiškė, kad vykdydami šias galingas atakas prieš sprendimų priėmimo centrus, jie nesmogs į Ukrainos prezidento biurą ir aukščiausiąją radą. Ir logika tokia, kad neva nei Zelenskis, nei aukščiausios rados deputatai nekontroliuoja Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir nenustato, kur ir kada smogti Rusijos teritorijai. Pasirodo, tie, kuriuos Putinas vadino nacistiniu režimu, nedalyvauja atakose prieš Rusiją. Ir tai, pabrėžiu, yra oficialus Rusijos Federacijos valstybės dūmos pareiškimas. Be to, po visų grasinimų smūgiuoti Kijevui ir raginimų užsieniečiams bėgti iš Ukrainos sostinės, paaiškėjo sąjungininkai JAV numideros Kremliaus grasinimus. Po pokalbio su Lavrovu, JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus pareiškė, kad Lavrovas bandė jį įbauginti ir patikino, jog Kijeve dabar tikrai labai pavojinga. Į tai Rubijus atsakė, cituoju, Kijevas jau ne pirmus metus yra labai pavojinga vieta, nieko naujo. Na ir apogėjus. Atsirado įrodymų, kad Rusija paleido raketas į Ukrainą naktį gegužės 24-ąją. Vis dėlto 2 Orešnik raketos, bet viena sugedo. Ir jau šiandien gavome oficialų to patvirtinimą. Mano vardas Aleksėjus Pečijus, aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami prašau jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patinka šiam įrašui, parašyti bet kokį komentarą po šiuo vaizdo įrašu ir užsiprenumeruoti mano Telegram kanalą Pečiai News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Ir draugai, jei iki laidos pabaigos nuspręsite, kad šis vaizdo įrašas buvo įdomus ir naudingas, būsiu dėkingas už jūsų paramą šio YouTube kanalo veiklai bet kokia auka pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme arba pagal QR kodą jūsų ekranuose. Na kągi, Vladimiro Putino stovykla kaip ir tikėtasi ėmė jungti atbulinę, atsiprašau už išsireiškimą. Išvakarėse Rusijos URM vadovas Sergejus Lavrovas, putodamas seilėmis, garsiai grasino naujais masiniais smūgiais prieš Kijevą ir netgi paskambino JAV valstybės sekretoriui. Asmeniškai JAV valstybės sekretoriui Markui Rubijui, kad asmeniškai perspėtų, jog Kijeve bus pavojinga, dėl amerikiečiams geriau bėgti iš Ukrainos sostinės. Tačiau po to kažkas akivaizdžiai nepavyko, rusai vėl apsikvailino. Rusija nesmogs į Ukrainos prezidento biurą ir aukščiausiąją radą, vykdydama paskelbtus smūgius sprendimų priėmimo centrams. Tai nėra išgalvota, tai tiesioginė Rusijos Federacijos valstybės dūmos gynybos komiteto pirmininko Andrėjaus Kozlovskio citata. Pasak jo, Ukrainos prezidento administracija ir deputatai dėmesio visiškai nekontroliuoja Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir nenustato, kur ir kada smogti Rusijos teritorijai. Todėl jei pasirodo, kad Zelenskis kaip vyriausiasis jų vadas ir deputatai nedalyvauja atakose prieš Rusiją, nevadovauja Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, tai kam juos atakuoti? Kaip jums tokia logika? Toliau pacituosiu. Štai, ši neišmanėlė Kartopolovą. Juk visi suprantame, kad Vladimiras Zelenskis biure nepasirodo. Jis sėdi bunkeryje, o biure pas jį 2 apsauginiai ir 5 valytojos. Ar yra prasmė švaistyti brangius šaudmenis iš esmės į tuščią vietą? Rusijos atakų taikiniais taps įgilinti ir apsaugoti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, kitų jėgos struktūrų ir valstybės valdymo struktūrų valdymo punktai. Reikia suprasti, kad jie nėra Kijevo centre, tai atviri gerai įtvirtinti punktai. O mūsų užduotis juos nustatyti ir sunaikinti turimą ginkluotę. Įsakymą smogti tiksliai Volodymyrui Zelenskiui gali duoti tik Vladimiras Putinas. Be to, tas pats Kartopolas taip pat atmetė smūgius tiltams Kijeve, nes, dar viena citata, juos statė sovietų statytojai iš sovietinių medžiagų. Ir jie negali atlaikyti 100 šaudmenų, įskaitant 500 kg sveriančių aviacinių bombų pataikymus. Dėl to, pasak jo, švaistyti raketas šiems tiltams tiesiog netikslinga. Jis taip pat pridūrė, kad Rusijos kariškiai ketina smogti Kijevui tol, kol, cituoju, aiškiai ir nedviprasmiškai nepamatysime pokyčių oficialioje Ukrainos vadovybės pozicijoje. Pasirengimas sėsti prie derybų stalo ir ne tik sėsti, bet ir besąlygiškai priimti tas sąlygas, apie kurias mūsų šalis jau nekartą paskelbė, na, iš esmės iš pradžių buvo duota užduotis. O paskui toks, ojojoj, klausyk, man atrodo, aš apsikvailinau ir pagrasino. Na, klasikinė neplautų sulaukėjusių rusų taktika. Primenu, kad išvakarėse gegužės 25 Rusijos Federacijos URM pagrasino, jog rusų kariškiai pradės smūgiuoti gynybos įmonėms, sprendimų priėmimo centrams ir vadavietėms Kijeve. Atsakydami į tariamą smūgį bendrabučio aneksuotame Luhansko regione, kuris, kaip teigia tas pats URM, perpildė Rusijos kantrybės taurę.
O neplautų rusų užsienio reikalų ministerija paragino užsieniečius, įskaitant diplomatus, kuo greičiau išvykti iš Kijevo, o miesto gyventojus nestartėti prie Zelenskio režimo karinės ir administracinės infrastruktūros objektų. Tačiau pasirodo, Kartopolovo teigimu Zelenskis niekuo nevadovauja. O po to Rusijos URM vadovas, kalbantį arklys Sergejus Lavrovas, paskambino JAV valstybės sekretoriui Markui Rubijui ir bandė išgąsdinti amerikiečius. Lavrovas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nurodė regiono armijai reguliariai apšaudyti Kijevą, atsakant į teroristinius Ukrainos išpuolius. Taikiniais taps objektai naudojami Ukrainos ginkluotųjų pajėgų reikmėms ir sprendimų priėmimo centrai. Tačiau ir čia kažkas nepavyko. Kremliuje matyti tikėtasi, kad visi išsigąs ir pradės panikuoti. O dieve, dabar paleis Orešniką, dar vieną, branduolinis ginklas, visi diplomatai kraunasi daiktus, bėga iš Kijevo, eilės greitkelėje, visi bando pabėgti iš Ukrainos sostinės. Bet nepavyko. Ukrainos sąjungininkai ignoravo dar vienus Kremliaus grasinimus. Karas Ukrainoje tiesiog turi baigtis, pareiškė JAV valstybės sekretorius Marko Rubio po Sergejaus Lavrovo skambučio, kuriame šis rekomendavo evakuoti diplomatinį personalą ir kitus JAV piliečius iš Kijevo. Ir toliau pateiksiu jums tiesiog nuostabią Marko Rubio citatą. Na, jie išsiuntė perspėjimą į visas ambasadas. Manau, jis tiesiog paskambino man, kad asmeniškai pasakytų, jog taip, jie visoms ambasadoms pranešė, kad Kijevas bus labai pavojinga vieta. Bet klausykite, Kijevas jau daugelį metų yra pavojinga vieta, nieko naujo. Panašiai pasisakė ir ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Maternova. Toliau jos citata. Rusija vėl grasina diplomatams ir užsieniečiams, ragindama mus palikti Kijevą, tačiau mes niekur neisime. Tokie grasinimai yra ne stiprybės, o nevilties ženklas. Kuo agresyviau ir grasinančiai elgėsi Kijevas, tuo aiškiau tampa, kad Vladimiro Putino režimas supranta, jam nepavyks palaužti Ukrainos ryžto ir jos partnerių paramos. Kijevas atsilaikys, Ukraina atsilaikys ir mes taip pat. Lavrovo ir Rusijos URM grasinimai tai veidmainystės šedevras. Režimas, kuris metų metus bombardavo gyvenamosius namus, muziejus, gimdymo namus, mokyklas ir elektrines, dabar staiga pradėjo kalbėti tarptautinės humanitarnės teisės ir Ženevos konvencijų kalba. Tas pats Vladimiro Putino režimas, kuris kiekvieną naktį raketomis ir dronais smogia taikiems gyventojams, dabar pažiūrėkite įspėja kitus laikytis atokiau. Mes puikiai suprantame, ką tai reiškia. Rusija siekia baimės, panikos, Ukrainos izoliacijos, tačiau tai nesuveiks. Kaip matote, europiečiai ir amerikiečiai pasakė, klausykite jūs rusai, galite pūsti žandus kiek tik norite, bet tai neveikia. Na neveikia. Na ką jūs gąsdinate? Jūs parodėte savo Orešniką, kuris tėra paprasta tuščia geležys už $50 milijonų. Na ir viso šito rusų akių dūmimo apogėjus būtent apie tą Orešniką. Rusijos kariškiai per masinę ataką gegužės 24 dieną paleido į Kijevą 2 naujausias balistinės raketas Orešnik. Tačiau viena iš jų sugedo ir nukrito okupuotame Donecko regione. Apie tai dabar jau oficialiai rašo Amerikos karo studijų institutas. Orešnik gedimą užfiksavo kamera. Doneckiai buvo nukreipta į šiaurę. Vaizdo įraše aiškiai matyti, kaip šios raketos būdingi 6 subamunicijos elementai krenta okupuotos Avdyivkos arba Jasinovatos rajone. Maždaug už 40 km nuo fronto linijos, kur galėjo būti rusų kariuomenės pozicijos. Per smūgį Kijevui naktį gegužės 24-ąją stebėjimo kanalai pranešė apie pirmosios Orešnik raketos paleidimą maždaug 1 valandą nakties. Tačiau informacijos apie tai, kur jis pataikė, nebuvo. Panašu, kad raketa sugedo dar pakeliui prie Ukrainos sienos. Po to Rusijos kariškiai paleido antrąją Orešnik raketą be branduolinės galvutės, kuris vis dėlto pasiekė Bilą cerkvą. Bet štai jums dar viena itin svarbi detalė. Čia Rusija dar kartą apsijuokė. Rusijos gynybos ministerija po atakos prieš Kijevą pareiškė, kad buvo panaudoti Orešnikai, daugiskaita, tačiau tikslaus paleistų raketų skaičiaus neatskleidė. Vadinasi, matyt, jie iš karto nesuderino pozicijos, nors žinojo, kad nepaleido 2 raketų. Jie sakė, mes 2 raketomis smogėme, sunaikinome pusę šalies. Viskas, į branduolinius perinus. Štai tokia tiksli korespondencija. O paskui matyt kažkas jiems pasakė. Klausykit, juk viena mūsų raketa nepasiekė tikslo. Jie tokie velnės, na ką jau padarysi. Čia aš tiesiog prisimenu, viena Orešnik raketa kainuoja $50 milijonų. $50 milijonų. Tiesiog nuklydo, nukrito kažkur Donecko srityje. Tuo tarpu Orešnik naudojimas nesukėlė susižavėjimo net ir šiems Rusijos Z tinklaraštininkams, kurie tai pavadino parodomuoju veiksmu. Pavyzdžiui, kanalas Rybar parašė, kad smūgis naudojant kinetinės inertinės galvutes turi labiau psichologinį efektą, kuris tik vieną kartą vis mažėja.
O dar vienas Rusijos karo korespondentas Vladimiras Romanovas pareiškė, kad Rusijos Federacijos gynybos ministerija tiesiog smogė, cituoju, labai brangių metalų į žemę. Dėl gražaus vaizdo, kurio niekas netiki išskyrus pensininkus. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę, savo išvadas rašykite komentaruose po šią laidą. Prenumeruokite šį YouTube kanalą, paspauskite patinka ir paspauskite vartelį, kad nepraleistumėte naujų laidų. Jeigu norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti finansiškai per bet kokią auką pagal nuorodas ir rekvizitus esančius šio vaizdo įrašo aprašyme. Ir dar užsukite į aprašymą, ten jūsų laukia mažas surprizas, ypač tiems, kurie nori mokytis užsienio kalbų. Tai viskas, saugokite save. Iki.